pasakysi? Šilta. Šilta, čilas. Gera pirtis. Šaltas vanduo, kubilė. Nu, šiaip rekomenduočiau visiems atvažiuoti čia. Relaksacija. Nu ką, antrą dieną nelabai sėkmingai su autobusais. Po valandos 7:37, 8:18. Ai, netgi eilė. Trasa, Kasparskij vėr. 3 valandos ant kalno būsiu. Antrą dieną tęsiasi. O, gerai. Dabar galiu lipti. Čia, sakyčiau, graži trasa vis dėlto. Nu ką, vyrukai, antra diena prasidėjo liuks, ne? Euras geras. Nu, kiek užlipom? Kiek čia? 3,5 kilometro. 52 minutės. Galėtum. Gal aš jūsų filmuosiu, galima jūs. Gerai. Lemba, nežinau. Ai, tas kelia. Palauk, kojos vienodingas. Raumenis įtempkit. Maksimaliai. Šitas gyventas, ne? Mūsų takas, to traudelį, kur gėrėm alų ir valgėm ledus ir perėjimas. Čia va tokia trasa. Nuskriso, ne? Nuostabu. Žmogus paskui žmogų. Ta viršūnė. Jens 987. Toks čia aukštis. Tai jeigu daugiau, tai būtų didesni bokalai, ne? Varysim ten. Į tą didelį 2-3. Švinica ten 2 km 300, 2 metrų. Jo. Į ten. Ir kažkur nusileidimas paskui tai bus. Ai, va, ten nusileidimas kažkoks, matau vyti. Gal iš anos pusės jo. Bet šitas labai ir nugara, ir pilvas. Čia pusiau šlapės. Nu va, iš po kubilo vakar. Eisim ten.
Nu, tai lipsim iki ten, ar ne, vyrai? Tai tada. Mačiau, Ronaldas čia buvo, ne? Nu, nematau šito viršūnės jūsų dar. Vaty. Ana, tu didesnė, ar pirma? Toliau. Toliau, tada matau šią. Va, taip aš link jūsų einu. O jūs šypsokitės. Kas užkliuvo tas akmuo tau, patrauk bando, įstrigo koją. Parodyk tą viršūnę, tenais, ne? Juosta ten. Šiaip pagal aukštą jo, 8-70 metrų. Vaizdeliai tai, Šimtas metrų. Tėtis ten tas žalias. Linas irgi žalias. Lipam. Grandinės prasidėjo. Да, сжечь там что-то запнем gdzieś tam. Štai aukščiausias viršūnės neįkliūnai. Ai, varai, ne? Čia atnešė. Nadrabiam tabliczkę 1, zrobione i 5. Tai va tas kalnas, į kurį lipau. Iš ten atėjau. Ir va. Aš čia jūs nufilmuosiu, kai pirštą rodot. Vidurinį pirštą rodysit, ar kurį? Ten, kur mes buvom. Ai, ten jūs? Jo, mes ten buvom. Palauk. Ten buvom ir Mes šičia buvo. Čia irgi buvo šičia. Kaip šitas ežeras vadinasi? Nu, žodžiu, vienas iš Zakopanės ežerų. Čia chebra išlūžusi. Žvėrys čia, ne chebra. Linas filmuoja, kur mes ėjom.
spalvom aukso kopą. Į dangų baltais, minkštais debesų patalais. Aš taip gyvenu, nes kitaip gyventi nemoku. Ir noriu tik vieno, kad liktum kartu amžinai. Nes kas jei ne tu man primins, tas skriejantį vėją, uždegusi ugnį nuo žemės žvaigždžių lyg gelmių. Ir momentas vienas vienintelis, davęs ir duotas, iškirsti tą žodį iš lūpų tavo švelnių.
Rugpjūčio 15 grįžę nuo kalnų, nuo šitų kalnų, kur šviečia mėnulis, kur randamės tokios sodyboje arba namelį, kaip čia sakyti, ir eina pažiūrėti savo pirtelės ar pascentro malonumus. Čia šiuo metu čia yra du šios dienos didvyriai, pascentre guli. Pamatysim pirmus įspūdžius, ką jie, relaksas pilnas. Gal kokių įspūdžių pasakys? Šilta. Šilta, čilas. Gera pirtis. Šaltas vanduo, kubilė. Nu, šiaip rekomenduočiau visiems atvažiuoti čia. Relaksacija. Relaksas. Nu, žodžiu, taip atsigavot, kad galit rytoj vėl kaupti į tą pačią. Jo, šitą vietą į kitą įmina. Į kitą jau viršūnę. Bet jūs atsigaunate. Einu dabar, parodysim, kas čia randasi. Čia yra pirtelė, jeigu ką. Bijau atidaryti, nes už rasos iškart kamerą, bet iš tolio galima, tokia kamerėlė. Pirtelė, jau kartais atėjo. Čia yra dušas su kubilu, taip iššaukti greituoju būdu. Ir čia yra toks tualetas. O čia aš buvau, netgi pasirodo. O čia tie didvyriai guli, o čia šitie didvyriai. Relaksas. Oligarchai. Čia oligarchai. Nu dar gali paimti ir lubas. Labai įspūdingas. Keliam viršų. Galvojom su gal čia lakuotos jos apie, kodėl tokios šlapios atrodo. Nu, čia Zakopanė. Šito nepaaiškėsi. Nu ką, rytoj laukia kitas pasirodymas.